Tai va, supranti, COVID. Va, kaip stringa. Va, koronos simptomų kilmė, supranti. Kokie yra koronos simptomai? Nu, kokie koronos simptomai, ką? Korona. Kokie simptomai? Gerklės skausmas, viduriavimas, galvos skausmas. Supranti, va, tokie simptomai. Ojojoj, kaip pavojinga. Ojojoj. Ojej, koks virusas. Ojej. O korona. Tai. Supranti. Ir va, tarkim, tu susirgai, ar ne? Nu, sakau, ir tarkim, tu susirgai, ar ne? Ir kuom tave pagydys? Nu, kuom tave pagydys, ką? Va. Supranti, tave gydys... Tave gydys tabletėm. O kur tabletės gaunamos, ką? Kur gaunamos tabletės? Tabletės gaunamos reaktoriuose, supranti? Tave gydys tabletėm. Tabletėm. Tave gydys tabletėm. Supranti? Galiu parodyti savo tabletės, va. Baltos tabletės. Va, matot? Baltos tabletės. Tikrai tabletės. Baltos. Tai va. Ir dar. O jeigu, tarkim, tam pačiam reaktoriui gaminami ir miltai, supranti, jeigu tas pats reaktorius palaiko ir miltus, supranti, miltai tabletė. O viso to kilmė yra, viso šito kilmė yra, nu, išspranti, kaip gaminamos tabletės. Jos tikrai yra chemija, jos yra baltos, jos kaip miltai. Tai va jums paaiškinimas. Dabar čia su jumis ir padarysiu, supranti. Supranti, miltai, žemės dulkės į reaktorių ir gaunamos tabletės. Supranti? Žemės dulkės į reaktorių ir gaunamos tabletės ir miltai. Čia nieko sudėtingo. Galiu pasakyti, procesas vyksta ir šešėlyje. Va, matot, esmė. Erdvės šešėlio patalpoje. Tai va. Erdvės šešėlio patalpoje. Kas tai yra? Gamykla. Erdvės šešėlio patalpa tai yra gamykla. Žemės dulkės varomos į reaktorių. Iš reaktoriaus gaunamos tabletės arba miltai. Erdvės šešėlio patalpoje. Toliau. Nu, kitaip tariant, va tokia schema. Dulkės, reaktorius ir miltai. Toliau. COVID simptomų. Tai va, čia COVID gydymas. COVID gydymas. Tai yra tabletės. O toliau simptomų kilmė. Koronos simptomų kilmė. Šiaip aš atsakymų šitą klausimą nesu labai gerai pasiruošęs.
bet pamėginsiu papasakot. COVID symptoms. Nu čia irgi nerodo. Bet pavyzdžiui, čia YouTube pamėgint paieškot. Blemba kaip stringa. Nu čia irgi nieko nėra, matai? Simptomai, kurių niekas nerodo. Turiu omeny, liga, kurios niekas nerodo. Nerodo realiai, kaip viskas atrodo gyvai. Liga, kurios neparodo. Neparodo šitos ligos, kaip žmonės serga. Supranti? Nu neparodo. Tai aš ten dar visko su prisisiuntęs, žodžiu, kiek aš čia visko prisisiuntęs, supranti, bet COVID liga, supranti. Galim pasakyti, kad tarkim, po namus vaikšto šešėlių žmonės, va, šešėlių žmonės, COVID. Aš galiu šitą, tarkim, nusikopijuot. Suprantate, po mūsų namus kažkas vaikšto, plaukioja, skraidžioja, suprantate? Tai va. Dabar aš padarysiu taip. Tai va, kai jūsų namuose apsilanko šitas padaras, va kas nutinka. Turiu omeny taip. Taip, va. Šešėlių žmogus ir va, ką jie gali padaryti. Šitą tikrai padarė šešėlių žmonės. Prisiekiu, šešėlių žmonės egzistuoja. Jie tikrai gali pakenkti žmogui. Šešėlių žmonės egzistuoja. Tai va. COVID koronos simptomų kilmė. Šešėlių žmonės egzistuoja. Taip. Šešėlių žmonės egzistuoja. Dabar, kas jie iš tikrųjų yra? Kažkur turėtų būti. Tai va, suprantate. Kažkur turėtų, suprantate. Šešėlių žmonės. Blemba, nerandu. Kas jie yra? Šešėlių žmonės yra humanoidai. Va. Šešėlių žmonės tai yra humanoidai, kurie gyvena po miestais. Jie gyvena pogrindį. Bandau dabar surasti. Jie gyvena pogrindį, va. Humanoidai. Va. Šešėliniai humanoidai. Šešėlių žmonės. Humanoidai. Tai yra čia gyvena humanoidai. Humanoidai. Deep underground. Humanoidai gyvena po žeme. Tai va, jeigu humanoidas, supranti,
Jeigu humanoidas sugeba sugadinti sveikatą, čia jų darbas. Tai yra jų darbas. Jeigu humanoidas sugeba padaryti tai ir dar begalę kitko, supranti. Pavyzdžiui, kad ir sugadinti techniką. Pavyzdžiui, kad ir sugadinti techniką. Tai vėlgi humanoido darbas. Jie pjausto viską. Jie viską gadina. Humanoidų paskirtis tikroji yra stebėti gyventojus. Stebėti ir neleisti gyventojams atsipalaiduoti. Humanoidų tikslas yra stebėti gyventojus. Valdžia mus stebi per šešėlinių humanoidų kameras. Valdžia naudojasi šešėlinių humanoidų kameromis ir mus stebi kiekvieną dieną. Valdžia valdo humanoidus. Humanoidai valdomi valdžios. Humanoidai priklauso vyriausybei. Suprantat? Humanoidai priklauso vyriausybei. Ir dabar, kai aš jums parodžiau, supranti, tos humanoidus, ar ne? Kitas klausimas. Kas sukelia COVID ligą? Kas sukelia COVID ligą? Supranti, kitas klausimas. Tai 2006-2007 metais pasirodė tokia krepšinio mada Orange virus. Ką tai reiškia? Orange? Nuo žodžio, kaip čia pasakius, orange tai kaip korona, supranti? Supranti? Tie humanoidai gali padaryti štai ką. Supranti? Tie humanoidai ką gali padaryti. Tai klausimas, ar jie negali sukelti koronos viruso simptomų. Supranti? Ar tie humanoidai nepajėgų sukelti koronos viruso simptomų. Pala, aš dar noriu dar kai ką parodyti noriu. Humanoidai sukelia vėžį. Humanoidai gali sukelti vėžį. Matot, vėžys. Humanoidas sukėlė vėžį. Supranti? Koronos viruso simptomai. Koronos viruso simptomai. Supranti? Humanoidai. Humanoidai. Čia yra tas humanoidas, kuris dažniausiai sutinkamas gyvenime. Tokie humanoidai dažniausiai sutinkami gyvenime. Ir dabar prie viso šito, supranti, Orange virus. Ar jūs nepastebit? Žiūrėkit. Ar jūs nepastebit? Ar jūs nepastebit? Pala, kur čia? Dabar pasižiūrėkit. Ar jūs nepastebit panašumo tarp šito kamulio, tarp šito logotipo, tarp šito paveiksliuko ir humanoido? Šitas logotipas identiškas humanoidui. 2006 metais pasirodžiusi krepšinio akcija reiškia, kad bus karantinas. Valdžia žinojo apie karantiną likus 15 metų iki 2020 metų, supranti? Valdžia pasiruošė karantinui likus 15 metų. Turiu apie karantiną buvo žinoma dar 2005-2006 metais, supranti? Ir va, aš jums rodau, šito humanoido paveiksliukas yra identiškas šitam humanoidui. Orange virus paviešino šešėlinius humanoidus. Krepšinio akcija dėl šešėlinių humanoidų. Supranti? Valdžia paviešino šešėlinius humanoidus, sukurdama krepšinio kamuolius. Valdžia paviešino šešėlinius humanoidus. Šito humanoido